Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmąją savaitės dieną labai anksti dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: paėmė Viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato paliktas drobules, tačiau į vidų neėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos. Ne su drobulėmis palikta, bet suvyniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsęs prisikelti iš numirusių. Tai Viešpaties žodis. Išgyvenu didelį džiaugsmą, bet trūkinėja juostelė man. Tarsi nemegojęs jaučiuosi, tarsi buvau lovoj, tarsi megojau, bet nemegojau, nes tas angliškas žodis labai geras, excited, visas toks pakylėtas. Vakar buvau po vakarykščio Velyknakčio ir sakau: Viešpatie, būk gailestingas, leis nors truputį užmigti, nes šiandien laukia visa diena, ryto, vakaro mišios, susitikimai, žodžiu, tai nekreipkite dėmesio, kunigas blaivas, tik tai labai laimingas ir nemegoja šiek tiek, trūkinėja man, bet širdyje išgyvenu džiaugsmą ir matau jūsų akise, kad ir jūs patys išgyvenate džiaugsmą. Varpai. Šiandien, kai atsikėliau ryte ir atsidariau langą, gyvenu čia netoliese, tai 7 valandą ryto girdėjau skambančius varpus ir aišku, kad iš karto širdis suspurdo, žinau, apie ką tie varpai skelbia, žinau, koks tai yra įvykis šiandien. Kada skambėt pradėjo pirmieji varpai? Nuo viduramžio, nuo 9 amžiaus bažnyčios varpai buvo naudojami įvairiems tikslams. Pradžioje tie varpai buvo naudoti kam? Sušaukti žmonės į pagalbą gintis nuo priešo užpuolimo, gesinti gaisrą kažkur kaime, miestelyje. Vėliau, kaip žinote, dar iki labai neseniai buvo skambinama kaimuose, miesteliuose, kai žmogus miršta.
Duoda zakristijonui ir tas varpas kitoks, netoks džiaugsmingas, toks lėtas ir visi žinojo, kad Stefutė buvo peršalusi, susirgusi ir turbūt jau nebegyva. Tas varpas skambina, reiškia, reikia už Stefutę melstis. Taip vykdavo kaimuose ir miesteliuose, nebūdavo laikraščių, bet jeigu žinodavo, kad kažkuris žmogus serga ir netrukus skamba tas varpas lėtas toks, tai aišku, kad jau iškeliavo kažkas į tėvo namus. Taip pat varpai buvo kvietimas maldai namuose, pavyzdžiui, Viešpaties angelo maldai skambindavo ryte, per pietus ir vakare, arba galiausiai ir pamaldoms į bažnyčią. Šiandien mes žinome, kad varpai skambina mums ir nebyloja mums apie kažkokią grėsmę, kad dabar turime susigūžti ir bijoti. Bet šiandien šitie varpai visame pasaulyje kviečia švęsti. Švęsti žmogui savo gyvenimą, kuris yra panašus į Dievo gyvenimą. Ką švęsti, kaip girdėjome Evangelijoje šiandien, pirmieji žodžiai. Pirmąją savaitės dieną, kuris skelbia apie tuščią kapą. Skelbia apie viltį, kai nebuvo matyti vilties. Apie meilę, kuri nugalėjo mirtį. Jau labai seniai man buvo atėjusi tokia mintis į galvą ir niekada nepirkdavau kalendorių, jeigu ten kalendoriuje matydavau, kad savaitės dienos prasideda nuo pirmadienio. Negalvoju, čia netikinti žmonės leido šitą kalendorių. Aš tikinti žmogus savo savaitę pradedu nuo sekmadienio. Išleidot kalendorių, kuris prasideda nuo pirmadienio, nepirku, atsiprašau. Leiskit kalendorių, kuris prasideda nuo sekmadienio, nes tai man yra sekmadienis ne paskutinė savaitės diena, bet pirmoji savaitės diena. Tikintis Kristų žmogus pradeda savaitę ne nelaimingas nuo pirmadienio, kai reikia vėl eiti į darbą. Ne, tikintis žmogus pradeda savo savaitę nuo sekmadienio, kai švenčia gyvenimą, švenčia draugystę su Dievu, švenčia meilę savo artimui, kai susitinkam, daugiau laiko leidžiam kartu, galiausiai švenčiame viltį. Ir žinau, kad toji viltis byloja, paskutinis žodis galiausiai šitoje žemėje priklauso Dievui. Kyla kažkam klausimų, problemų, ateikite į bažnyčią ir išgirsite, kad problemų nėra iš tiesų. Visi atsakymai yra Dievuje. Ką mes švenčiame kas sekmadienį? Švenčiame tai, ką šventėme didįjį ketvirtadienį, dovanojančią dosnią meilę, kuri nespaudžia mūsų iš viršaus. Šventasis Albertas Chmeliovskis, mylimiausias Šventojo Jono Pauliaus antrojo šventasis, Krokuvoj miręs, besirūpinęs vargšais ir gyvenęs su vargšais ir iki paskutinės gyvenimo akimirkos. Jisai sako, kas tai yra gailestingumas, kas tai yra meilė. Sako, kai yra stalas ir ar būna, taip jūsų namuose žinau, kad būna, kad tas stalas juda, nes yra nelygios grindis. Tai ką tada jūs darote? Sako Albertas Chmeliovskis, jūs galite daryti tai, pradėti tą stalą spausti prie grindų. Ir galiausiai, kas įvyksta, sulaužote tą stalą. Sako, tam, kad stalas būtų įtvirtintas ant nelygių grindų, reikia pasilenkti ir kažką po tą koją padėti. To mus mokino didysis ketvirtadienis, kurį šventėme. Žmogus švenčia tada, kai moka pasilenkti prie kito žmogaus ir neįspausti iš viršaus. Kaip sako, Maniškė nuolat sako, man kala kunigi į galvą. Sako, kaip strazdas medį kala. Tai ne taip esame pašaukti mylėti, ne kaip strazdas medį, bet esame pašaukti pasilenkti ir padėti, kad nesviruotų kitas mano gyvenime. Ką mes švenčiame kas sekmadienį, tai, ką šventėme didįjį penktadienį. Kančią ir mirtį. Teisingai mane išgirdote. Švenčiame kančią ir mirtį. Mes esame tokie bepročiai tikinti žmonės. Esame išvis išėję iš rikiuotės čia. Gali atrodyti, kad esame nesveiki, bet mes švenčiame kančią ir mirtį. Kodėl? Todėl, kad mes suprantame, kad už nesėkmių, už tragedijų, už didžiojo penktadienio slepiasi prasmė, reikšmė.
Marija gali būti mums pavyzdys, kad reikia, kai yra kančia, kai yra mirtis, išlaukti, išstovėti, nepasiduoti nevilčiai. Viskas turi prasme, tavo klaidos turi prasme, tavo nuodėmės turi prasme, tavo silpnumas turi prasme. Tu šiandien toks gerutis nebūtum, jeigu nebūtum pripažinęs, kad turi nuodėmę, kad tau gyvenime kažkas nepasisekė. Aš toks geras šiandien nebūčiau, toks koks esu, jeigu dažnai išpažinties neeičiau. Ir sakyčiau, nepataikiau, blogai padariau. Tai daro mane nuolankesnį, šiek tiek mažesnį, nes jeigu to nepripažinčiau, tai aš taip užrietęs nosį vaikščiočiau, kad mindžiočiau visus aplinkui. Ne, bet kai suprantu, kad esu silpnas, suprantu, kad mane traukia labiau nuodėmė negu tiesa, tas verčia mane švęsti savo gyvenimą ir suprasti, kad tai yra pamokos. Nėra akligatvių, nėra neįveikiamų sienų, nėra nepaaiškinamų beviltiškų situacijų, nėra nereikšmingų, nereikalingų žmonių mūsų gyvenime. Viskame yra gėrio grūdas, slypi pamoka. Mus moko gyventi didysis penktadienis taip, lyg gyvenčiau paskutinę dieną, nes laikas trumpas. Didysis penktadienis, sako, nėra taškų gyvenime. Tikinčio žmogaus gyvenime yra tik tai kableliai. Eik į priekį, eik į priekį. Nesustok ties kančia, nesustok ties mirtimi. Ir galiausiai, kas sekmadienį švenčiame ir mokomės švęsti ką? Didžiojo šeštadienio tylą. Tyloje auga gyvybė motinos įsčiose. Tyloje įsimylėję žmonės galiausiai, kai jau pritrūksta žodžių, tiesiog apsikabina ir tyli ir jiems nieko netrūksta. Nėra apie ką kalbėti. Tyloje girdžiu Dievo balsą. Tyloje girdžiu artimą šauksmą. Tyla geriausiai kartais yra atsakas į nepažabotą kito pyktį ir neteisingumą. Tyla tai yra seniausia malda pasaulyje. Nežinot, kaip melstis, patylėkite. Tiesiog patylėkite. Prisiminkite didįjį šeštadienį. Jokių mišių, jokių giesmių, jokių pamokslų, nieko. Tiesiog tyla. Kur be užeitumėt į bažnyčią, tyla. Nieks nieko neskelbia tam, kad susimatyčiau, tam, kad išgirsčiau Dievo balsą. Šiandien prašau jūsų kaip brolis, brolių ir seserų. Šiandien prašau jūsų kaip sūnus, motinos ir tėvo. Šiandien prašau jūsų kaip galbūt anūkas, močiutės ir senelio. Šiandien prašau jūsų kaip Dievo bičiulis jūsų, Dievo bičiuliu. Paverskime sekmadienį pirmąją savaitės dieną. Niekada prašau jūsų. Jeigu tik tai yra jūsų jėgose, švęskite sekmadienį, nes jūs visada švenčiate viltį, švenčiate gyvenimą. Negalit nieko prasmingesnio tą dieną nuveikti, kaip švęsti šventąsias mišias. Jeigu paklaustų manęs kažkada kunige, arba Dievas ateitų ir sakytų: Valdemarai, yra rožinis, vainikėlis, litanijos, novenos, paveikslai, dar paveiksliukai. Kokią maldą rinksies? Vieną, Valdemarai, ir melsies iki pasaulio pabaigos, iki savo gyvenimo pabaigos. Atsakysiu tik tai vieną: šventos mišios. Nesimelščiau ryto vakaro maldos, nesimelščiau jokių kitų maldų, bet tik tai kiekvieną dieną švęsčiau ištikimai šventąsias mišias, nes tai yra jėga, tai yra gyvybė, tai yra perlas, dėl kurio verta parduoti viską ir tai įsigyti, kad ir būčiau didžiausias ubagas pasaulyje. Tik šventos mišios. Čia Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Čia mano gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas. Čia mokausi laimėti. Čia yra visada pergalė. Čia vieni privalumai. Dovana, dėl kurios verta visko atsižadėti ir čia būti. Tad šiandien išgirskite mane. Prašau, švęskite gyvenimą, švęskite sekmadienį. Ir te būna sekmadienis ne paskutinė, bet pirmoji savaitės diena. Amen. Amen.